Šiandien istorija apie jaunąją skulptorę ir menininkę Aleksandrą, kuri jau šį penktadienį surengs antrąją savo parodą. Labai įvairus žmogus yra, turintis ir gilų mąstymą, ir norą pasiekti rezultato, bet tuo pačiu iš kitos pusės pažiūrėjus į Aleksandros kūrybą ir būvį, tai matoma ne visą laiką tarp kažkokių kitų žmonių, kažką organizuojantį, darantį ir tai toksai įvairiapusis žmogus. Tai čia toks atvejis yra, kai jinai daugelį skirtingų sričių turi ne tik tai labai gerus duomenys, bet ir turi tai, ko reikia būtent geram menininkui. Tai ta ugnelė, ugnis, kuri varo į priekį, tai motyvacija labai didelė. Man labai didelę įtaką padarė mano mokytojas Gediminas Akstinas, nes mes, tokia gana juokinga istorija, kad tiesiog susivažinom, ar aš galėsiu nupiešti 100 eskizų per vasarą. Ir aš jas nupiešiau, tai taip ir prasidėjo kažkokia obsesija su tuo piešimu. Ir tada kažkaip vyščiau ir galvoju, bet šiaip šiuolaikinis menas yra labai faina ir realiai vis tiek tai atėjo gana vėlai, nes pirmyn galvojau, kad nueisiu į grafiką, kuris man pasirodė labiau akademinis menas, tai tenai nuėjau ir pabuvau 1/4, tai 2 mėnesius ir supratau, kad nebus nieko ir perėjau į skulptūrą. Ir jau skulptūrai, manau, pilnai buvo suprasta, kas man realiai yra įdomu. Tai prasidėjo savanorystės, įstojau į Skalviją dar šiais metais, tai į kiną dar įsibroviau, ir taip patekau visą šitą pasaulėlį. Labiausiai, kas atsiranda, tai gelmė kažkokia, tai kuomet per visą tą 1,5 metų, kuriuos bendraujam, per kuriuos atsiranda nauji kūriniai, jau tai yra tam tikra laiko perspektyva, kur tu jau gali atsitraukti keliais žingsniais atgal ir pasižiūrėti, kas čia per tos metus įvyko. Ir kaip pati Aleksandra išskiria tos skirtingus savo etapus, tokius raidos, tai turbūt labiausiai apie tą toksai užgyventas kažkoks bagažas, kuriame jau tu gali kaip ir išskaityti kažkokias tai rūpimas temas, rūpimas problemas. Čia tie piešimo eskizukai, kur buvo parodoj, tai čia toks autoportretas, man patinka daryti autoportretus ne iš narcizinės pusės, kad kaip myliusi, o dėl to, kad tiesiog tai irgi toks savotiškas išsiliejimo būdas. Toksai mišinys Aleksandras yra, kuris reikalingas būtent sėkmingam ir geram menininkui. Tai duomenys skirtingose srityse, labai stipri motyvacija. Ir dar ko nepaminėjau, tai aplink Aleksandrą apskritai sukasi visos jos klasės ir ne tik klasės meninis gyvenimas. Jis organizuoja tiek parodas bendras mokinių, tiek ir neseniai scenografiją kūrė mūsų mokyklos operai. Tai viso to centre buvo Aleksandra. 11 klasės, netoks formalus darbas, žmonių plaukų, visi labai nustemba ir netiki, kad čia yra žmonių plaukų padarytas darbas ir yra labai skirtingos reakcijos, arba jis atrodo labai šlykštus, arba, gerai, tau kažkas tikriausiai yra negerai, bet viskas yra gerai, tiesiog čia yra darbas. Tai jo struktūra yra daug kietesnė, nes reikia daugiau lako purkšti, tai jis daug kietesnis nei kačių plaukai. Jis šiuo metu, aš jį truputį taisau, nes jis buvo palūžęs, nes visi mano darbai kuom pasižymė tai trapumu ir tas labai gąsdina, kad jie biškai neišgyvens, bet privalo, nes manau sutvarkysiu. Įsivaizduoju Aleksandrą tarp žmonių, neįsivaizduoju užsidariusią studijoje ir kažką savo kuriančią, bet kuriuo atveju nežinau, ar tai bus būtent vizualiųjų menų laukas, bet manau, kad kūrybos plotmėje kažkur tai galima bus sutikti ir manau, kad ne viename lauke. Bet kuriuo atveju tai yra ir noras, prigimtiniai gebėjimai, bet nemažiau svarbu yra ir nuolatinis darbas. Manau, kad be to nieko nesigauna, net nepaisant, jeigu to darbo išorėje nesimato. Labiausiai patinka tikriausiai
dailės departamento vadovė būti, nes kino scenografija labai domina, labai smagu yra atlikti. Labai smagu yra kino lauke, taip pat yra labai sunku, bet aš norėčiau būti meno vadybininkė, kuratorė. Tai čia yra mano pagrindinis tikslas. Galbūt jis pasikeis, bet jo, kol kas tai. Ir aišku, fotografė. Irgi labai norėčiau kuo daugiau išsilavinti šioje srityje. Aš matau, kad Lietuvos meno ateitis bus gera. Būtent Aleksandros atveju tai labai neteisinga būtų bandyti įdėti kažkokią tai vieną, numatyti siaurą sritį, kur jinai galėtų reikštis, nes galėtų reikštis daugelį. Aš asmeniškai matau kaip šiuolaikinio konceptualaus meno kūrėją ateityje. Bet būtent ta pati ateitis ir parodys. Aš esu Aleksandra, man yra 18 metų ir aš kuriu. Aleksandrai puikiai sekasi tiek akademinėme pasaulyje, tiek šiuolaikinėme mene. O jeigu ir jūs pažįstate talentingą jaunuolį, rašykite mums į Labas vakaras Lietuva Facebooką ir prisidėkite prie talentų paieškų.